Sveiki visi atvykę į satsangą. Šanti, šanti, šanti. Apie ką mums reikėtų susimąstyti, tai apie tikrąją pasaulio prigimtį, o kas yra tikroji pasaulio prigimtis. Šį klausimą daugelis svarsto, bet taip ir neprieina reikiamo atsakymo norimo. Taip ir neprieina prie atsakymo. O pasaulio prigimtis sunku patikėti ir tai yra taip paprasta, jog yra tiesiog energija. Pasaulio prigimtis yra tiesiog energija. Tikroji pasaulio prigimtis yra tiesiog energija. Ir tai nėra tik žodžiuose. Pasaulio prigimtis iš tiesų yra tiesiog energija. Juk pasaulis yra judantis. Daugeliui gali neužtekti tokios išraiškos, tokio suvokimo, jog įsisąmoninti, jog pasaulis yra tiesiog energija. Tada mes turime, jeigu taip yra, pasitelkti praktiką Atma Vičara ir pasitelkus planetos energetinius laukus, biosferą, stratosferą ir nanosferą, suvokti, jog planeta yra besisukanti šiuose laukuose. Ir planetos energetiniai laukai atskleidžia tikrąją jos prigimtį. Reikia suvokti ir tai, jog planeta yra besisukanti ir ji yra tiesiog energija. Priėmę tokį suvokimą, jūs patenkate į taip vadinamą samadhi, o paprasčiau samadhi, nirvana, satori, yra daug visokiausių pavadinimų, bet paprasčiau tai jūs tiesiog suvokiate tikrąją pasaulio prigimtį. Ir suvokus šią tikrąją pasaulio prigimtį, reikia eiti toliau į išsivadavimą iš kosminės majos. Tai suvokti, jog galaktikos maksimalus jų skaičius yra tiesiog energija, visatos maksimalus jų skaičius yra tiesiog energija, žvaigždynai maksimalus jų skaičius yra tiesiog energija, saulių sistemos maksimalus jų skaičius yra tiesiog energija, planetų sistemos maksimalus jų skaičius yra tiesiog energija. Ir argi taip nėra.
juk visi šie minėti dalykai yra judantis, besisukantis aplink savo ašį. Jeigu taip išsivaduoti nepavyksta, taip pat kaip naudojame atma-vičarą tikrosios pasaulio prigimties įsisąmoninime, naudojame išsivadavimui iš kosminės iliuzijos, įsisąmoninant visų minėtų objektų energetinius laukus ir įsisąmoninant taip pat jų tikrąją prigimtį. Taip jūs išsivaduosite ir tapsite laisvas, kokiu visada ir buvote. Taigi, argi visi šie minėti dalykai yra nejudantis? Taip pat yra dar mėnuliai, planetų palydovai, jie taip pat yra judantis ir taip pat yra tiesiog energija. Ir jog suvoktumėte tai, taip pat turite atma-vičaros praktiką išanalizuoti mėnulių laukus. Toks yra būdas ir jums turi pavykti išsivaduoti iš kosminės iliuzijos. Taip pat yra dar aurora. Aurora yra taip vadinama šiaurės pašvaistė ir ji taip pat yra tiesiog energija, ji aptinkama ir kosmose. Būna dengia aurora visatas. Ir jie taip pat yra energija, gali būti daug aurorų, jos taip pat yra tiesiog energija. Yra skvateriai, tai galaktikos tarpusavyje bendraujančios. Ir jos taip pat yra judantis objektai ir turi būti suvokti kaip energija. Yra taip vadinamosios juodosios skylės, kosminės, baltos juodosios kosminės skylės yra. Ir jos taip pat yra tiesiog energija. Jos taip pat yra judančios kosmose. Žvaigždės, žvaigždynai, visa tai taip pat yra energija. Galop suvoksite, jog visi kosminiai objektai yra tiesiog energija, dėl to, jog jie yra judantis.
jeigu nepavyksta to atlikti, nepavyksta todėl, jog nepasitelkėte atmavičaros praktikos, nereaguojate į objektų minėtų energetinius laukus. Tie minėti skvateriai yra galaktikos siunčiančios vieną kitai energiją iš tiesų, bent jau taip jie atrodo. Iš Turijos į Turiją yra siunčiama energija. Čia gali būti ir priimta kaip apsikeitimas energija tarp galaktikų. Ir jie yra tiesiog energija. Taigi, jūs esate tobula, neribota, absoliuti, universali sąmonė ir tam, jog jūs būtumėte laimingas ir pakylėtas, jums nieko kito nereikia, tik savęs pačio, tuo, kuo jūs esate iš tiesų. Taigi aptarėme išsivadavimą iš taip vadinamos iliuzijos ir kosminės iliuzijos majos. Ir dabar grįžtame atgal į save. Atsukame dėmesį į save tam, jog protas taptų ramus. Ramus ir tuščias ir be jokių trukdžių. Protui nurimus išsiskleidžia jūsų sąmoningumas ir jūs priimate save tokiu, kokiu jūs esate iš tiesų. Gali taip įvykti, gali įvykti taip vadinamas tiesos suvokimas. Gali atsirasti tikrosios žinios. O tai yra iš tiesų jūs pats. Jūs pats ir kodėl daugelis to nepastebi, jog tai yra jie patys. Dėl to, jog dėmesys yra nukreiptas į aplinkinius objektus, o ne į save patį, ir tiesiog yra prarandamas
vidinis pasaulis aplinkiniuose objektuose. Dėl to atsukite dėmesį į save ir nuraminkite savo protą. Kai protas yra neramus, jis taip pat uždengia jums ir taip vadinamą savęs žinias, savęs žinojimą. O kai protas yra ramus ir tuščias, viskas tampa apšviesta, aišku ir suprantama. O kai protas neramus, tada suprasti apskritai nieko neįmanoma. Nes protas savo aktyvumu uždengia sąmoningumą. Taigi atsukus dėmesį į save, jūsų išsklaidytas dėmesys pasaulio objektuose grįžta jums. Taip pat grįžta ir energija, ir jūs tampate energingas, laimingas ir pačiu savimi, tuo, kuo iš tiesų esate, o ne tai, ką kažkas apie jūs sugalvojo. Tampate jūs tiesiog iš visų negatyvių situacijų, išimate savo energiją, grąžinate ją savo, dėmesį grąžinate savo ir visos problemos jūs tiesiog nustoja varginti. Ir jūs tampate laimingas ir patenkintas. Taigi ši dėmesio grąžinimo praktika į save yra vadinama inquiry. Tiesiog kodėl inquiry? Dėl to, jog ši praktika pereina į inquiry po ilgo jos atlikimo. Dėl to atsukite dėmesį į save ir priimkite save tokiais, kokiais jūs esate. Jūs esate visų mylimas, gerbiamas, tik savo proto triukšmu uždengėte šį savo realų suvokimą. Taigi, jeigu pasaulis yra energija, argi jūs esate atskirtas nuo aplinkinių? Jeigu jūs nesate atskirtas nuo aplinkinio, reiškės jūs esate su jais vienoje vienybėje, vienoje meilėje, viename absoliučiai vienoje vienybėje. Esate su jais kartu
ir vienybėje. Čia yra taip vadinama jogos vienybė. Vieni tai vadina jogos vienybę, kiti tai vadina prašvitimu, bet jeigu pasaulis yra judantis, reiškia jis yra energija, jūs tai suvokiate, reiškia ir jūs supantis žmonės nėra nuo jūsų atskirti, jūs esate su jais vienybėje ir jungtyje, esate su jais viena. Taigi, jeigu esate sujungti su jūs supančiais žmonėmis, reiškia, esate sujungti ir su medžiais, ir su gyvūnais, ir visais objektais. Taip vadinamais gyvais objektais. Ir jeigu jūs esate su visais vienybėje ir jungtyje, galbūt jūs esate iš tiesų tobula, neribota, absoliuti, universali sąmonė. Ir taip yra iš tiesų, jūs iš tiesų tai esate. Jūs esate viena su visais. Ir galbūt netgi jūs esate iš tiesų viskas. Bet laikote save atskiru nuo aplinkinių. O jeigu pasaulis yra energija, ko gero jūs nesate nuo nieko atskirtas, o esate su visais vienybėje. Taigi įsisąmoninus tikrąją pasaulio prigimtį, reikia įsisąmoninti ir tikrąją prigimtį visų kosmoso objektų. Taip jūs išsivaduosite iš taip vadinamos majos samsaros. Daugelis mają samsarą traktuoja kaip tiesiog pasaulio prigimties, pasaulio tikrosios prigimties suvokimą ir jį traktuoja kaip išsivadavimą ir absoliutų išsivadavimą. Tai yra šie dalykai iš tiesų yra sunkiai suvokiami, nes yra tas vadinamas išsivadavimas iš pasaulio iliuzijos, kai yra suvokiama, jog pasaulis sukasi ir jis yra tiesiog energija. Atmavičaros praktika paimant, suvokiama, jog jis yra iš tiesų tiesiog energija. Tai jau yra vadinama iš karto samadhi, nirvana, satori.
Bhakti marga, bet tai yra tiesiog pavadinimai, ko gero. Ir koks gali būti žodis energijoje, tyroje energijoje. Tai yra painiava, visi šie pavadinimai galbūt, bet iš tiesų yra juose ir tiesos. Bet jeigu pasaulis yra energija, šie žodžiai tampa nebereikalingi. Jūs tada pats pradedate eiti savo realizacijos keliu. Taigi kaip dangaus skliaute yra debesis ir jie nėra atskirti nuo dangaus skliauto, taip jūs esate sujungti su visais aplinkiniais, nedilstančiais meilės ir pagarbos ryšiais. Ir galbūt jūs iš tiesų esate viskas. Ir jūs iš tiesų esate viskas. Jūs esate tobula, neribota, absoliuti sąmonė. Žodžiai kyla ten, kur yra formos, kol nėra įsisąmoninta tikroji pasaulio prigimtis, jog pasaulis yra tiesiog energija, yra žodžiai, o kur yra žodžiai, jeigu pasaulis yra tiesiog energija. Ir kartu su visais savo objektais. Bet netgi suvokimas pasaulio kaip energijos gali dar neišvaduoti jūsų iš žodžių, dėl to, jog yra kiti kosmoso objektai ir kitų kosminių objektų tikrosios prigimtis. Dėl to iš žodžių yra išsivaduojama tada, kai yra išsivaduojama iš kosminės iliuzijos majos. Taigi, jeigu suvokite galaktikas maksimalų jų skaičių kaip energiją, juk jos yra judančios, suvokėte visatas maksimalų jų skaičių kaip energiją, suvokėte maksimalų skaičių Saulio sistemų kaip energiją, suvokėte planetų sistemas kaip energiją, žvaigždynus kaip energiją, visus kosmoso objektus kaip energija, juk jie visi yra judantis,
tada galbūt jūs esate išsivadavęs iš žodžių ir esate ramus ir laimingas. Ačiū, jog buvote su manimi satsange. Šanti, šanti, šanti. Iki pasimatymų. Iki.